ruošiausi į susitikimą, bet aišku, atsidariau pelėžirnių dėžutę, kuriuos daiginau. Ir viskas pasibėrė, susimaišė. Tai turbūt jau nelabai turės įtakos tie pavadinimai, na bet nieko. Tai iš tikrųjų buvo labai ilgai neapsisprendžiau, ką daryti. Ar sėti juos į lauką iš karto, ar dar bandyti namuose daiginti. Bet po to galiausiai nusprendžiau dalį, kažkokį, kiek įmanoma jau padaryti namie, pasėti sudaiginus ir tada po to jau, kai pasodinsiu daigelius, jeigu reiks, tai dar aplinkui ten kažkaip įkišiu tų žirnelių. Tai aš iš tikrųjų nemažą turiu kolekciją. Čia turiu tokią dėžutę, į kurią tiesiog visas sėklas dedu, kurios eis į lauką tiesiai, kad būtų irgi man aiškiau. Tai tokių šiais metais ir čia oranžinė, tokia persikinė spalva, rūžavas, labai patiko ir tokia lygtai violetinė, alyvinė spalva ir balta man anais metais. Tikrai visos labai tinka, labai nuostabiai kvepėjo, tai tas mane labiausiai sužavėjo. Tik tai tas toksai, kad jeigu pasėjai tiesiai į žemę, bent jau man, gavosi labai vėlai vasarą ir mažai teko tas pasidžiaugimas toks labai trumpas, nes labai ilgai dygo. Tiesiog dėl to noriu pabandyti namie, nors labai mane spaudžia vietą. Čionais jau ofisukas visas užpildytas, bet kažkaip gal išeis. Tai bandysiu dabar čia tokią dėžutę jau iš karto buvau pasiruošusi žemės šlapios, sudėti ir kažkaip bandyti pasižymėti dar tuos pavadinimus, nors manau, kad čia gausis toks geras miksiukas. Bet viskas ok. Na va, kažkas gavosi, kažkokią sistemą be sistemos. Pavadinimai tiesiog, kur sėjau, pasižymėjau, bet manau, kad viskas ir taip čia susimaišė. Dar ir bekeliant man nusirideno, tikriausiai reiktų, jeigu norint labai aiškiai, tai į atskirus maišelius. Dar prieš išeinant norėjau išsakyti tokią mintį, kad dažnai pastebiu ūkininkai tiesiog, gėlių ūkininkai atsirenka gėles, kurios naudingiausios, gali daugiausia parduoti ir tiesiog lengviausia auginti, patogiausia, ilgiausiai stovi kartais net vazoje, dėl to tai žinoma, nes ta turi didesnę vertę, kai ilgiau gali žydėti namie ir galima jais džiaugtis tomis gėlėmis. Bet aš kažkaip dar tęsiant tą filosofiją apie sugyvenimą su gamta ir tuo laukeliu, man asmeniškai pelėžirniai, nors jie tokie trumpi, tas kotelis trumpas dažniausiai ir tikrai ilgai nesilaiko vazoje, bet jų tas kvapas atrodo tuos visus dalykus atperka, nes tai yra kažkas tokio labai pakankamai toksai stiprus ir saldus ir tiesiog labai malonu jį jausti. Tai aš kažkaip tikrai
gal mano nuomonė pasikeis, bet mane jie labai sužavėjo anais metais ir aš labai laukiu jų tiesiog. Tai va, tikiuosi galėsiu ir su kitais taip tom pasidalinti, nes tikrai labai labai fainai. Jau kitas rytas ir aš čia atsidariau pelėžinių dėžutę ir taip visi gražiai sudygę, pasiruošę į dirvą. Štai, beveik visi. Tai nekantrauju sudėti likusius. Aišku, apsilankiau sėklų parduotuvėje, tai įsigijau dar. Tokie man jie spalvoti ir kitokių spalvų ir dar banguoti. Tai labai noriu ir šitus dar padėti, kad jie dygtų. Gal ne visus, bet keletą bent jau. Tai va, tokios šios dienos naujienos. Nekantrauju sudėti į žemę. Norėjau atsivesti prie savo palangės jūs, kuri yra priešais balkoną. Kažkaip šįryt galvojau, dar pavyks nufilmuoti, kad saulė nebūtų prieš mane, bet turbūt pakankamai tamsi esu. Tai čia, ką aš dar daiginu, gal ir ne dar, tai vienas iš tų dalykų būtų, čia laikau savo pelėžirnius, kurie mėgsta šaltesnę temperatūrą ir todėl, kad neištįstų ir nebūtų labai tokie ploni ir aukšti, o daugiau stipresni. Tai ir po truputį lėtai augtų, ką jie irgi mėgsta, kiek aš girdėjau. Vat aš jos pakankamai vieną prie kito arti susėjau, kas turbūt nėra labai gerai, bet, mano atveju tą vietą taupau ir bandau eksperimentuoti. Ir kaip sakiau, jeigu ką, dar bandysiu tiesiai į žemę lauke, vėliau pasėti, jeigu matysiu, kad kažkas negerai. Tai čia tiesiog toksai dvigubas darimas. Kartais
reikia nebijoti suklysti ir tiesiog daryti per daug nepergyvenant, kaip aš dariau, labai ilgai mėčiausi, o tiesiog reikėjo daryti ir viskas. Tai ir dar vienas, ką norėčiau pasidalinti į tą temą daiginimo. Tai iš tikrųjų pradėjau jau rudenį, vėlyvą rudenį, gėlių svogūnėlius. Juos sudėjau į vazonus ir jie ten per žiemą leido šaknis ir po to pradėjo dygti. Kokį vasario mėnesį jau po truputį pasirodė, tai aš dar keletą kartų paliejau, taip labai minimaliai. Ir kovą, kai pradėjo lysti, nes pradėjo šilti, tai aš juos laikiau garaže, kur kažkur gal 5 laipsniai šilumos taip laikėsi. Ir dabar kovą iš to garažo parsivežiau čia, į savo balkoną, sudėjau ir taip kaip ir pratęsiu savo palangę dar tą kambarį toliau su ta žaluma. Ir šiaip vasarą taip visada darau, o dabar net ir pavasarį norėjau pabandyti. Tai kaip ir atrodo viskas auga ir labai lauksiu dabar tų žiedų. Ir manau jau temperatūra ir laikas tinkamas, toks kovo vidurys, kaip tik į lauką išnešti ir grūdinti ir, kaip sakant, jiems toliau augti. Pasidariau kakavos, kaip visada atėjau į ofisą ir ta tokia pasimėgauti idėjų generavimo momentų ir tiesiog apmąstymais. Čia saulytei šviečiant taip maloniai ir kažkaip pastebėjau, kad atėjus pavasariui užduočių kiekis vis didėja ir viskas taip sukasi ir juda daug sparčiau ir norisi kažkaip savo palinkėti ir tuo pačiu pasidalinti to apmąstymu, kad visgi atrasti dienoje dažniau tų momentų, kai sustoji ir biškį pakeiti kryptį, kad sugrįžti šviežiu tokiu protu vėl į savo kažkokią veiklą. Tai kaip ir tą puzlę dėlionę pradėjau, bet labai sunkiai man ją sekėsi tęsti, nes atrodo toksai dalykas, kuris nėra pirminis, bet iš tikrųjų labai gerai tą dėmesį atitraukia kažkur kitur, truputėlį atšviežina tas smegenis taip. Ir tai noriu skirti vis dienoj kažkiek minučių ir vakare galbūt. Ir toliau tęsti ir atrasti gal net ir daugiau to laiko pakvėpuoti, tiesiog atsižvelgti į tą savo taip meditaciškai kvėpavimą. Ir jau ką ir darau, kas yra labai malonu, tai pažvelgti į savo tuos sėjinukus, augintinius ir irgi taip truputį nutraukti dėmesį. Ir pakeisti fokusą ir sugrįžti su naujom mintim. Tai vat, manau, tai yra labai svarbu ir visą laiką reikia tą lavinti ir save iš to greičio, iš to judesio išmesti truputį ir sustabdyti, kad nebūtų to labai negatyvaus susisukimo. Saulė labai šviečia. Tikrai turbūt pačios šilčiausios šiandienos berods 17-16 laipsnių, kas yra neįtikėtina.
Bet noriu šviesos tam, kad parodyčiau. Įsigijau dar šiandien svogūnėlių, kurie mane labai sudomino. Liatriai vadinasi. Tokie pūkuoti. Ir aišku, reikia kažką paeksperimentuoti. Tai šiaip esu pasėjusi tokio tipo ežuolės. Dvigubas tokius. Bet jos man dar aišku augs. Tik tai jas metai laiko auga, tai tik tai kitais metais galėsiu džiaugti žiedais. Bet šios iš šaknų, logiškai mąstant, turėtų pasirodyti šią vasarą. Gal vėliau šiek tiek, bet žodžiu, tai labai laukiu. Noriu pabandyti pasižiūrėti, kaip jos atrodo, ar man patinka. Kiek turiu ežuolių, tai man labai patiko. Mane taip pat labai sužavėjo kardeliai, ypač šita rūšis, Sapporo. Labai deri prie manęs dabar šiandien. Gal dėl to ir sužavėjo. Ne, iš tikrųjų, tokia spalvinė gama pas mane ir kažkaip, nežinau, jie iš tikrųjų būna tokie aukšti ir ne į temą. Turbūt su tom kitom gėlėm gal ir visai sunku derint, bet man patiko. Aš pabandysiu ir dar vieną tokią šiek tiek valetinė, rūžava, sodri tokia. Čia mano dar vieni eksperimentai, nes aš manau, kad reikia tobulėti, be to, ką jau pati moku. Tai kol kas visai neblogai sekasi, kol kas viskas kaip ir auga. Gal truputį man sudėtingiau yra su keletą tų rūšių, tai yra sraigūnės ir man atrodo gaivenis, kurie man nelabai tiksta. Tai sraigūnės jau stratifikuoju šaldytuve. Gaivenį gal irgi reikia stratifikuoti, na žodžiu, pasidomėsiu. Tai tokia truputį, kaip čia nesakyčiau nesėkmės, bet sunkumai, kurių galbūt su patirtim ir nesusidurtum. O šiaip viskas kaip ir normaliai. Šiaip labai džiaugiuosi, kad ryžausi pradėti ir kol kas dar nesigailiu. Man labai smagu, labai daug yra veiklos, yra kuo užsiimti, planuoti, daryti ir kažkaip viskas labai pozityviai. Tai tikiuosi galėsiu tą energiją perduot augalam ir jinai tikiuosi, kad pereina ir tie augalai po to ir galės džiuginti ir kitus ir bus kas susidomės ir kad ir viskas ir užaugs. Tai nors ir neseniai čia, sakant, keli metai pradėjau tik daryti, bet mane visada to darbo su žeme tema, pradedant nuo kambarinių augalų, baigiant arbūzais, milijonais ir po to jau ir gėlėm. Tai tikrai labai žavėjo ir visada labai laukiu to momento. Na ir tikiuosi pavyks iš to kažkaip ir dabar ir pragyventi kažkiek, kai projektas bus labai sėkmingas.